tave į darbą priimsiu. Bet tai šiandien, ne, sakau, nebent rytoj. Tai kaip nors. Klausyk, karoči, o tu gerai dirbsi pas mane? Jo. O tai kiek tu XP turi? 85, ką? 85 O čia daug? Čia daug yra? Nu, aš manau, jo. O tai karoči, ką žinai apie radistus? Nu, sakau, tipo, kad jie rengia ten visokias klausimanės, ten skambina žmonėm, ten pasako anekdotus, skelbia orus, tipo, sark naujienas. Nu, ta aš esu žmogas, tipo, radistai yra žmonių grupė, kurie suteikia žmonėm informaciją apie serverį, aš ten rengia klausimanės, tai visus tos. Klausyk, grįžau. Įneštum į darbą mūsų. Nu, tikrai, manau, būtų labiau tas radijas, daugiau būtų visko, negu kai tik prisijungtų ir būtų chronologų. Dar kas nors iš jūsų radijos, kas nors prisijungia. Nu, turiu omeny, kad dažniau ta radija vyktų. Nes aš kaip prisijungia dažnai jas nebūna. O dabar kažkas prisijungia. Ir varo per radiją. O kaip tu manai, ar geras direktorius ir pavaduotojas? Nu, aš manau, kad geras. O dėl ko tu taip sprendi? Nu, aš kai tau skambinu niekad, ten, žinai, nepasiunčiu. Nu, bet nepasiunčiu, nes nenoriu. Nes man kreditų reikia, supranti? O kokie nikai direktoriaus ir pavaduotoja mūsų radistų? Kokie nikai radistų direktoriaus ir pavaduotoja? Tavo tai Rytis Vau. Nu, direktoriaus? Artis Blok. O kaip manai, ar jisai yra lenkas ar ne lenkas? Čia tiesiog mano tokia pagrindinė apklausa, žinai, kiekvieną žaidėją, su kuriuo aš kalbu, nes man tai jisai lenką biškai užneša. O kaip tu manai, jisai lenkas ar ne? Nu, aš tada nebendrau. Bet tai jeigu pabendrautum, tai lenkas būtų, jo. Nu, nežinau. Bet tai žiūrėk, yra čiūvas, kuris gyvena Vilniui kažkokiam kaime. Tai reiškia, kad jisai lenkas. Ne, gerai, čia biškai pajuokavom ir užteks, tai žodžiu. Ne, davai vis dėlto 300 kreditų ir priimu į darbą. Ne, per daug. Tai kodėl? Nu, davai kaip nors, nes man labai, žinok, reikia. Man numerių reikia, žinai. Radistai ten, žinai, nes pas mane dabar tokie lėvi, žinai, tie tokie visokie ten. Lėvi labai, karoči. Tai va, man reikia numerių, man reikia skino, man vipa reikia, man vipas baigėsi už 20 dienų, man jos skubiai reikia, nes toj baigsis. Čia ne toj biški. Tai 20 dienų dar tu pagalvok, kiek čia daug, mažai yra. Čia vieną dieną neiti mokyklą ir tiek. Ne, čia žiūrėk, gal taip. Aš tau gali, tipo, kas 3 dienos, nebent taip. Tai, o... Po 3. Po 4. Gal geriau būtų po 4. Tai jo, karoči, man netinka, taip, man reikia iškart 300 kreditų. Arba žiūrėk, tu turi ten kokį namą arba mašinas geras sargę. Turi tik kelnatį. Kokia rida? Ką? Kokia rida? Kilometrai. 150 kilometrų? 154, nu. Tai čia labai mažai. O namą kokį turi ten? Ne, nu aš turiu raktą, tai sakau, namą. O pinigų? 29, ką? O verslą? Ką, ne. O koks tavo adresas? Mes dabar va neperadę. Man šiaip, kad tik sužinot adresą tavo. Nesakys. Kodėl? Kodėl? Klausyk, o tu galėtum, tarkim, ten dėl radisų ką nors padaryti tokio įspūdingo? Nu, o ką gali? Nu, ko nors tokio pribloškiančio. Aš nežinau, kas tas įspūdingas pirmo. Nu, ką nors pribloškiančio, tai kas mums labai patiktų, žinai, ir mes tai tikrai galėtumėm priimti ir niekada neišmest. Manau, žinai, gal kokią nors naują ten, tą, eterio ten žaidimas, abeksmas, ten
kai yra tas anekdotai, ten tas klausimai, Bet tai, kad tą visi siūlo ir vis tiek išmetam nesušknisa, žinai, darbuotojai kartais. Ne, aš dėl išmetimo pajokavau, nu vis tiek, žinai, visiems ateina laikas. Tau reiktų ką nors padaryti tokio labai pribloškiančio, kad įrodyt, kad radistų darbas yra geriausias ir kad, nu, mes duotumėm tau neliečiamybę ir niekada tavęs neišmestumėm iš darbo. Reikėtų, žinai, pagalvoti, taip iš karto sprendimai nelabai. Nu, bet tai kaip, tai tu va dabar va turi vieną, ne pusę, ne 10 sekundžių pagalvot ir jeigu per tas 10 minučių ką nors gero sugalvoji, tai priimam tavį tada į darbą, va taip pat. Ir dar 300 kreditų man rytoj turės būt. Ne, sakau, aš per vieną dieną 300 kreditų tikrai negalėsiu. O pala, koks tavo nikas, Sargė, man pilna pasakyk, nes aš tik tai paskutinės 3 raidės atsimenu. Ironuks. Koks? Ironuk, čia aš tai tikrai mes su manęs sužais, man buvo... Tu man žinutę SMS parašyk. Ironuks. SMS man parašyk žinutę. Man belenką parašyk ten tašką į SMS. Eironuks Nemis? Jo. Ai, nu, okei. Nu, tada parašysi tą SMS. Nu, tu man parašėjau Eironuks Nemis, jo? Nu jo, aš turiu omeny tą, kad aš tipo, ką aš galiu žinai padaryti, tipo, ką naujoju. Tai, klausyk. O tai, nu, man reikia ką nors išplėstinio, ką tu įneštum naujo į darbą. O ko nėra naujo? Na, dar pagalvoju. Tu čia man GH parašei raidės GH man SMS-ą? Jo. Ai, nu, okei. Aš galėčiau palaukti, žinai, pagalvoti. Po kokių naujovių, tu gali, pavyzdžiui, pasiduoti iš tokių, kurias jau buvo. Ne, naujovių, nu ne naujovių ten, ką žinau. Nu ten, nušaut bumerį, tarkim, nu vat kažkas iš panašių dalykų. Ar galėtum ką nors panašaus padaryti, pasiaukot dėl šio puikaus darbo ir, nu, kad tiesiog būtų visiems linksma. Aišku, galėčiau nušauti ir tautrimą. Tai tautrimą, tai ten nėra ką šaudyti. Vieną dėjai per galvą ir viskas, bumeris su minigunu bėgioja. Bet tau, žinok, ilgai medžiot reikės, tai tu kokį mėnesį dar be darbo pasėdėsi. Žinau, turėtų dar pagalvoti, ką nors. Klausyk, o tas kokius Brightas yra 4 levelio, ne? Jo. Klausyk, o galėtum dabar per V raidę parašyti? Palauk biški, aš įsijungsiu. Tuoj palauk, įsijungsiu tą chatą V, kad pamatyt. Vipas baigėsi? Tai tu neturi vipo? Nu, aš šiaip tai žadėjau rytoj nusipirkti. Tas vat pasijungiu, dabar aš nesakau esu. Tai tu net vipą neturi? Kas? Tu net vipą neturi? Nu, bet tai turėjau. Tai kas tu per radistas, jeigu tu neturi vipo netgi? Tai kam pasivypas radistų darbą? Tai jisai yra labai svarbu, supranti ten, jeigu tarkim kokią nori rubriką padaryti ant TP kalno. Žiūrėk, parašyk į VIP chatą parašyk aš myliu Artį ir Rytį ir flūdink labai daug kartų parašyk ir tada va iš karto priimsim tave į darbą. Aš mūtė, gal aš sakau, tai VIP negaliu. Tai tu parašyk, visi kiti tai matys, tau tai nereikia matyti, tau geis rašyti per VIP. Tu parašyk tiesiog per VIP, kad karočiui ten myli mane ir Artį ir priimsim tave į darbą. Ir paflūdink taip daug kartų parašyk ir iš karto, žinok, priimsiu. Nors tu turbūt gausi mutę, bet tai turbūt, nu, vertas šitas darbas pasiaukojimą mutę 3600. Niekogi čia baisaus tai nelabai. Ten galim galbūt yra koks nors mutė ten žodžiu. Yra, jo, aš po to su boomeriu pakalbėsiu, kad tave mutintų.
Bet tai taip gerai paflūdink. Nu, pažiūrės, mūsų tai čia, žodžiu, gerai. Nu, tai niekogi baisaus nėra, tik valandai ten be žodžių, bet užtat radistų darbas. Žiūrėk, dabar tai pamatysis. Nu, tai tu paspamink man, parašys ar matė ar ne, nes aš tai išsijungęs tą chatą. Daug kartų rašyk, labai daug kartų rašyk. Taip, kad, nu, visas chatas užsitamdintų. Gerai. Nu, zdaro. Ša. Bet daug kartų rašyk. Labai daug kartų. Lūdina jau. Ką jūs? Viso, aš padėjau ragelį. Baikit Debilų įrašinėt. debilas. Jo, čia geras. Mūdų gavo.